Mano vardas Mary Harrison. Man 100 metų. Mary Harrison 100% miesto gyventoja. Ji gimė ir visą gyvenimą praleido Bostone. Aš išlydėjau visus savo bendramžius. Tikriausiai esu vienintelė iš jų likusi gyva. Prieš savaitę mirė mano jauniausiai sesuo. Jai buvo 94 metai. Esu vyriausia iš 4 savo šeimos kartų. Nežinau, kokia mano paslaptis. Augau kaip visi, trumpą laiką rūkiau, eidavau į bažnyčią. Aš tikiu Dievu ir visada esu patenkinta savo gyvenimu. Kad ir kas nutiktų, visada. Niekada nenorėjau kažko kito. Išmokau būti patenkinta. Išmokau šią pamoką. Ši graži 100-metė moteris niekada nesiskundžia sveikata ar bloga nuotaika. Ji rūpinasi savimi pati. Skirtingai nei dauguma šios įstaigos gyventojų, ji iš principo nesinaudoja neįgaliojo vežimėliu. Aš noriu jausti gyvenimą. Nemėgstu tik sėdėti ir žiūrėti. Nenoriu viską palikti savieigai. Man patinka ką nors veikti. Noriu būti aktyvi.